Hople hei, hople hau, girdėsite keletą iš baklažano anekdotų. Visus anekdotus galite išgirsti parėmę mus Patreon arba, jei patogiau, Spotify platformoje. Nuoširdžiai dėkoju ir primenu, kad tik jūsų paramos dėka mes galime kurti toliau. Na, o dabar mikrofoną perduodu ponaičiui baklažanui. Aš, kai buvau mažas, visada svajojau gyventi didingame mieste iš 2 pavadinimų. Na, žinote, kaip pavyzdžiui New Yorkas arba San Franciskas arba Los Andželas. Šiandien mano svajonė dalinai išsipildė. Aš gyvenu Kazlų Rūdoje. Nusiperka mama naują knygą pavadinimu Skanus ir sveikas maistas. Tai džiaugias, atsiverčia pirmą puslapį, turinys. Pirmas skyrius – skanus maistas, antras skyrius – sveikas maistas. Močiute, klausė anūkas, o tu išvis žinai, kas toks yra influenceris? Tai aišku žinau, anūkėli. Aš visą kaimą įtikinau, kad mano rauginti agurkai patys geriausi. Važiuoja vaikas dviračiu ir šaukia. Mama, mamyte, žiūrėk, aš važiuoju be vienos rankos. Suka antrą ratą ir vėl šaukia. Mama, mamyte, žiūrėk, aš važiuoju be abiejų rankų. Suka trečią ratą ir sako. Mama, mamyte, žiūrėk, aš važiuoju be dantų.